Nu, va. Čia yra mūsų šiandienos komanda, kuri buvo atsakinga už skirtingas dalis renginio, apie kurias aš dabar papasakosiu. Tai yra pirmoji dalis buvo Vilnelės valymas, į kurią buvo pakviestos Vilniaus mokyklos. Dėdė Vacys, pažiūrėkit, dėdė Vacys. Taip, dėdė Vacys su vaikais iš Sos kaimo. Susirinko daugiau negu 50 žmonių. Tai buvo pagrindė vaikai ir jaunimas. Vyresnių žmonių buvo iki 10. Ir kelias valandas mes valėm Vilnelę. Susitikom prie žirgyno ir valėm į abi pusės 2 ruožais. Mūsų vadas ir vedlys buvo Daivas, tai kadangi aš nedalyvau valyme, o rašau visiems vaišes, tai Daivas papasakos, kaip sekėsi valyti, kiek šiukšlių mažiau daugiau šiais metais. Šiukšlių buvo šiemet mažiau, kadangi gal turėjo įtakos, kad buvo pavasarį, 2009 darom toks renginys, irgi mes čia dalyvavom jame. Dėkingas, kad žmonės nelieka abejingi, kad jaučia atsakomybę elgdamiesi gamtoje, kad nepalieka šiukšlių, bent jau mes taip darom. Na, o mes rinkom paskui tos, kurie tos atsakomybės neturėjo. Ir aš dar norėčiau paminėti, kad vieni iš aktyviausių tikriausiai visam Vilniaus mieste tai yra dėdės Vacio vaikai, kurie jau dalyvauja tikriausiai 4 metai. Taip, kas metai. Tai kas paskatina jūs ir kodėl jūs tokie aktyvūs visai ir patys pirmi dalyvauti? Matot, draugystė su muselininkais. Mes esam labai dėkingi jiems ir už meškeres, ir už rišimo medžiagą, ir už įrankius. Jų dėka ir kitų rėmėjų dėka mes turim puikų kabinetą, kur galima normaliai su vaikais dirbti. Ir tai pareigoja mus. O vaikams patinka tokie renginiai ir reikia tikėtis, kad jie patys niekada nešiukšlins. Reikia tikėtis. Praktiškai gal ne 100% iš ekologiškų maisto produktų, bet 95,9% naudojame ekologiškus maisto produktus, stengiamės naudoti ekologiškas lėkšteles, puodelius, įrankius. Praktiškai iš daugumos produktų pagaminome patiekalus patys, tai yra bulvės su kastiniu, gilių kavą, užkandžius. Tai labai smagu pamaitinti žmonės, vaikus po teisingo triūso, po labai prasmingo triūso. Super. Noriu pasakyti, kad nė karto mūsų muselininkai nepamaitinę vaikų neišleido. Nors visada tie vaikai iš Esos vaikų kaimo, taigi mamos ir įdeda ir visa kita, ir jie nėra alkani. Bet šitos taisyklės jie šventai laikosi ir aišku, tai yra labai malonu, kada dėmesys parodomas. Tai tiek, aš tai labiausiai džiaugiuosi, kad dalyvavo jaunimas, kad visa iniciatyva yra kilusi iš jaunimo. Ir kaip Daivas ir dėdė Vacys sakė, kad tikėkime, kad tai yra tikrai geras ugdymas jam ir kad jie tiek ateityje nebešiukšlins ir galbūt netgi ateityje nebereikės organizuoti tokių talkų, o užteks tik tai ant pikniko susirinkti ir pasidžiaugti, kad išugdėm atsakingai kartą naują, eko kartą. O dabar belieka Vilnelėje laukti svečių. Lašišų? Taip, lašišų, šlakiai, vietiniai upėtakiai irgi su jūs. Taip, kad Vilnelė švari, tikėkimės, kad žuvų vis daugės ir tikrai turėsim gerą upę. Ir tikėkimės bus švari nuo brakonierių, ne tik nuo šiukšlių. Nu, buvo šiandien vienas, bet ką padarysim. Įmetėt į Vilnelę? Pats įgriuvo. Pasimaudė. Ir tai kiekvienais metais mes po vieną sutinkam. Reiškia, jų dar yra, bet ne taip greitai jų ir neliks. Čia reikalingas didžiulis darbas ir visuomenės